Labas rytas. Šiandien kosom jau ne tik aš, bet ir Giedrė. Aš nekosau, man peršalimas tiesiog gerklės skauda. Tai peršalimas gerklės skauda. Bet šiandien jau paskutinė žygio diena. Rytoj ryte turėtumėm išskristi Katmandu. Tai vakar buvom sutikę šeimą su vaikais, su kuriais bendravom. Buvom sutikę vietinius kelius ir netikėjo, kad eisim iki Namčio. Tai iš tikrųjų labai sunkiai nuėjom. 21 km, 9,5 valandos, bet nusileidimas 1,5 km ir sukilimas apie 700 metrų. Ir šiandien laukia labai panašu, nes rašo, kad 18 km, bet vakar irgi rašo, kad 19. Tai palinkėkit mums sėkmės. Bet jau rytoj bus šilta, gera ir nebereiks tiek daug vaikščioti su kuprinėm sunkiom. Čia patys kelią. This is masala tea? No, this is soup. Soup. Masala tea only. Kepam omletą su sūriu. Štai čia patys su omletu, dar turim džemuko ir sviestą. Tradicinė jų duona. Tikriausiai paskutinį kartą šioje kelionėje geriame termos arbatos. Masala tea, nes didžiuosiuose miestuose kažkaip nepopuliaru termosais visi padėlis. Ir šiaip šalti gėrimai labiau negu karštinės karštą labai. Ai, nu jau. Sveikinam su Namčia, su Irish pubu, į kurį nebėjom jau. Jėgų nebuvo, tai vakar iki 8 valandų gal pabuvom toj vakarienės vietoj, kur nakvojom. Pavalgėm, atsigėrėm arbatėlės ir ėjom miegoti, bet vis tiek atsikėlėm pavargę. Bet paskutinė žygio diena, tai pasigerėsim paskutinį kartą gražiais vaizdais. Užėjome parduotuvėlę ir žiūrėkit kokios spynos. Tik nesugalvojau, kur panaudojau dar iš tikrųjų. Wow. Išeinam pro šitos vartus, bet sakom, kad dar tikrai čia grįšim. Man bus patarimas numeris 1. Nevarykit pagal šitą grafiką, kuris yra visur duodamas. Jo. Himalajai yra Pasimėgaut, pasigrožėti. Atsipalaiduoti, pamedituoti. Bet tikrai nevaryti maratoną 12 dienų, ne. Nes čia net nueini 8 miegoti rytą, atsibundi visas skaudantis. Ir... Čia tik paskutinės man tokios dienos. O šiaip tai labai gerai jautėmės, bet dabar didelis tas fizinis krūvis ant galo, bet va dabar noris sustoti, pasimėgaut, kažkur pabūt kelias dienas, bet tik nevaryti tokį maratoną. Mažą haikiuką pasidaryti kokį kalnų savo. Tikrai, tiesiog sėdėti, kalnų žiūrėti ir kažkas tokio čia yra. O čia tai atvirai maratonai ir viskas. Va, ir pastatys viešbutį rankomis. Nu, čia kur matėm, kad skaldo akmenis rankomis. Čia rankomis pastatys. Pažiūrėkit, kiek yra priglošti. Wow. Viskas, įsivaizduojate, paskutinė diena, tai jūs matot tas vaizdus. Štis asilų kamštis. Ponas Asilė, praleiskit. Praleiskit, ponas Asilė. Nu, opa.
Bandom. के जाट जाट खर्चले फर्क भन्छु Prisuka koja visur. Einam ponas Asilė. Op. Išėjom 8 valandą. Laukia 18-19 km. Gal ir dar daugiau, nes vakar irgi rašė, kad 19. O buvo 21. Vaizdai gražus. Šiame žygiai jau 3 kartus sakėme, kad tai buvo sunkiausia mūsų gyvenime žygio diena. Tai vakar buvo pati sunkiausia iš tikrųjų žygio diena. Tokie va takeliai kol kas. Reikia labai žiūrėti takus, nes nusukat biškį netokio ir prasideda linksmieji kalneliai, kur čiūži po čiūži. Vėl prieinam Hillary tiltą. Gražiausias tiltas. Ai, dar nepriėjom. Tinkluklas einam truputį kitų keliu. Ateinantis buvo uždarytas dėl nuošliaužos, tai dabar nuošliaužą sutvarkė ir bus truputį arčiau eiti. Tai va, čia ta nuošliaužėlė buvo, bet greit jie sutvarkė. Ir čia dar vieną nuošliaužą buvo, tai greit va tokį tiltuką pastatė. Man įdomiausia, iš tikrųjų, vieni iš įdomiausių dalykų tai šitie tiltai. Kai vaikystėje sakydavo Beždžionių tiltas, tai neįsivaizduodavau, kad per tokius eisiu kažkada. Sustojom Jorsalį, pasiėmėm po alaus vieną ir atnešėm užkanduką Nepalo. Sakė, kokios 6 valandos liko.
pakalbėjom su kavinukės savininku apie politiką. Labai nori viską pats pasakoja. Džiaugiasi, kad jaunimas pagaliau pasiryžo išeiti gatves. Sakė, valdžioj buvo komunistai ir baisi korupcija. Dėl to visi žmonės buvo nepatenkinti, bet tik jaunimas dabar išdrįso nuversti valdžią ir armija prie to prisijungė. Tai sakė, kad kai jauni žmonės valdžioj, tai viskas gerėja. Kai senimas, tai bendrauja su komunistais. Šiandien vėl leidžiamės. Turim 11 valandą, iki Luklas rašo 6. Tai turėtumėm dar su šviesa ir nueiti, bet bus matyti. Michael Jackson something shop. And where's the Michael Jackson? Oh, he's tripping now. Oh! Beat it, beat it, beat it, beat it. Oh, wow. You're almost dead. Well done. Kavinukė, kur buvom sustoję, einant į priekį, išpadingo ir pirmą kartą matėm snieguotas viršūnės, o dabar va, pažiūrėkit, jokio sniego, visiškai kitoks vaizdas. Štai džiovinami drabužiai ir kažkokia, nežinau, žalė šienas. Karvė, mergaitė. Jam pading. Paskutinis miestelis didesnis prieš Luklą. Liko dar kokie 7 kilometrai. Bet stosim truputį pailsėti. Nesuprantam tokio dalyko. Bando čia prisišildyti visi nuo krosnelių, nuo saulės, bet duris tai visi laiko praviras. Nueini uždarai, kitas ateina vis tiek patį daro. Dar labai skiriasi, kas eina į priekį ir atgal. Į priekį, kaip matėt, tiesiog su maikutėm, šartukais. Dažniausiai bekinė. Atgal eina visi taip. Dėl dulkių, dėl vėjo, dėl saulės labiausiai. Štai tiek. Kaip medžiai įdomiai nuo saulės atrodo. Paskutinis tiltas einant į Luklą ir prasidės kokių 2 kilometrų žiauriai statykalnė. Iki Luklos apie porą kilometrų. Sustojom paskutinį kartą pasėdėti, pasimėgauti vaizdais ir atsigerti kavos.
Kaip primena. Namaste. I don't have. Kaip primena mane vaikystėje. Irgi dariau aitvarą iš 2 pagaliukų ir plevelės. Pririšau virvelę, bet vis dėlto neskrido jisai. Tikiuosi šitiems vaikučiams geriau pasiseks. Nu, įvykiam. Jėga. Nebuvo kas veikti. Pagaliau Luklai. Vėl. Ja. Žmonės baliavoja. Vietiniai. Kur didėjo. O, čia visas. Viskas turistai. Palikti. Parvesti. Šuduva toksai nelabai. Gražesnių mes matėm. Ai, žaidimą žaidžia. Jo, labai įdomi gatvė. Čia kokį pusę kilometro tokia gatvelė, bet visko joje yra. Va. Mano minėti kopūstai. Einam, Gedrutė, tau uždėsiu tuos karolius dabar. Gera grįžti, oi kaip gera. Nežinau, iškart šypsena veide, kad viskas jau beliko rytojaus skrydis. Fainas bariukas, bet vietinį tik tai. Na, pasukim, kad pasisekė kelionė. Naktinis Luklos oro uostas. Oi, čiut nenukrito GoPro į kitą pusę. Sveikas, pona šuniuk. Vartų sargė. Žmetukas. Iškart, kas grįžta paruošta alaus kranai, bokalai prie recepšino jo. O čia irgi labai graži menė. Rimkus. Nusprendėm paišlaidauti ir pasiėmėm dvigubai brangesnį kambarį su tualetu. Sakė, net ir kriauklytė bus su šaltu vandeniu ir lova dvigulė. Bet jau kainuosi irgi. Jo, jau kainuosi ne 5 eurus, o 10. Mano jėgas koks durnas. O, koks vaizdas. So nice. Nu, savo, mes turim dušą. Bet jis turbūt neveikia. Shower is not working, yes? It's not Shower cold. Cold shower. No, we have gas. Aha. Or we can use shower. Okay. Or
Lova didesnė negu namuose. Tualetas su dušu. Davai klausomės, padarome miestą pusinti. Vaizdelis Nuostabus, eini tualetą. į oro uostą. Ir veidroduką turiu. Luklos dispečerinė. Išėjom dar truputį į miestą, gal į bariuką. Žiūrim, kur prisėsti. Bet matėm, kad pabė vėl daugiausia žmonių buvo. Tai gal ten įdomiausia, nes čia labai populiarios kirpyklos iš tikrųjų, net ir naktį vat kerpa. Nu kaip naktį. Dabar 6 dar tik tai, bet čia gyvenimas realiai baigęs, saulė nusileidus. Nu tokį radom, einam pasižiūrėti. Pasukam kaip visada. Čia gal į sklepą reikėtų, žinok. Ar iš kur groja? Hello. Where is Irish? Downstairs, thank you. Gal geras. Tai gerai gėrimą, vieną perkam, vieną nemokam. Jo, pažiūrėsim. 0 žmonių. Ar tau yra skirtumo? Nėra man. Ne, bet nežinau. Nu ten labai nejaukiai buvo, tai einam čia. Nežinau gal. Kaip ir visur, ne visur, bet Kainos čia milžiniškos. Lietuvos vėliava vėl. Aš nereikia čia įsikišau. Ar atpažįstat save Ir mes kažkur? užsirašom. Jo, užsirašysim būtinai. Pakomentuokit, jeigu save atpažįstat. Įsiamžinom ir mes. Nu taip sunkiai matosi, nes tamsu. Baigiam smariukų žygį savam stiliui. Dar ir tokią kavinukę prisėdam. Labai fainiai krosnėlė kūrenasi. Daug žmonių prisėdė. Čia atšaldo alų. Ai. Eina kranai iš šaldytuvuko. Jo. Įdomiai labai atšaldamas alus. Eina iš šaldytuvuko. Pajungimas. Ir jau matėme ir anam bare taip pat. Yra visokių skanumynų. Kainos labai nebrangios. Suvalgiau ledų, išgėrėm kavos ir grįžome į savo viešbutį. Aš galvodavau, kur tie šunys nakvoja, kai yra lauke minusas naktim. Taip, gliup, ką darys? Nu. Žiūrėjau, ir mes nieko neturim. O tik. Tai va, visada galvodavau, kur tie šunys miega, kai laukia minusas naktį didelis. Kaip smirda. Tai va, jie taip turbūt ir miega. Žiūrėjau, smirda. Jis yra ką tik privalgęs virtuvės maistą. Tai likučius davė, jo. Dabar šilumos tik tai trūksta šuniukui. Na. Snail it. Visiškai. Absoliučiai. Thank you. It looks amazing. Vištienos steikas. Žiūrėk, eik tu savo. Nusiprūs ir mėgosiu šunytis čia. Eisi mėgoti ir mes. Eina savo, kad atrodo, kad visą žygį įveikęs. Iš Namčios judėjome tiesiai į Luklą. Tai buvo turbūt sudėtingiausias žygis per visą laiką, nes 23 km beveik, 800 metrų sukilimas ir 1327 metrai nusileidimas. Viso trukome 9 valandas 40 minučių. Visa kelionė atgal gavosi 57 beveik kilometrai, į priekį 80,43 km.
Bendrai 137 km,27. Sukilimas beveik 7000, nusileidimas 7143. Ir vidutiniškai per dieną užlipdavom į 211 aukšto. Vienas iš įdomesnių faktų, ką sužinojau apie kopimą į Everestą ir kurio noriu pasidalinti su jumis. Pirmą kartą Everesto viršūnė buvo pasiekta 1953 metais. Tai buvo 15 žmonių britų ekspedicija, kuriems padėjo net 20 čerpų ir 362 porteriai nešikai. Bendras svoris, kurį jie nešėsi, buvo beveik 5 tonos. Alpinistai jau 1953 metais naudojo deguonį. Ekspedicijos dalyviai pajudėjo iš Katmandu kovo 10 dieną, o viršūnė buvo pasiekta gegužės 29 dieną, tad prireikė daugiau nei 2,5 mėnesio. Pirmieji pasiekę viršūnę buvo Edmund Hillary ir Tenzing Norgay, todėl dabar jų vardais yra pavadinta daug objektų ir vietų Himalajų regione. Žymiausi jų Hillary Bridge, per kurį mes ėjome, ir Hillary Step, sunkiausiai įveikiama 12 metrų stati siena beveik pačioje Everesto viršūnėje.